Sveiki ir vėl malonu susitikti Parkside dirbtuvėse. Mano vardas Filipas. Šiandien apžvelgsime 20 voltų akumuliatorinį kampinį šlifuoklį. Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis naudojamas metalui, akmeniui ar medienai pjauti, šiurkštinti, šlifuoti ar valyti šepečiu. Be to, jis gali būti naudojamas plastikui, plytelėms ar spalvotisiems metalams apdoroti. Kiekvienai užduočiai yra specialūs diskai. Šis metalui pjauti skirtas diskas yra komplekte. Jo išorinis skersmuo 125 mm. Norėdamas nuimti arba uždėti diską, paspausk velino fiksavimo mygtuką ir suki veliną, kol jis užsifiksuos. Sureguliuok apsauginį gaubtą taip, kad kibirkštis ar atšokusios dalys nepataikytų nei į tave, nei į šalia esančius žmones. Įrenginys turi 6 greičio lygius, kuriuos gali nustatyti su sukimo reguliatoriumi. Pradėk dirbti tik tada, kai įrenginys pasieks nustatytą šūkių skaičių. Norint apdoroti daugiau medžiagų, yra daugybė kitų diskų. Kaip sako pavadinimas, raspavimo diskas skirtas medienai raspuoti. Jį, pavyzdžiui, naudojama pažeistai medienai apdoroti. Su velcro šlifavimo padu gali itin tolygiai nušlifuoti paviršių. Su medžio pjovimo disku, pavyzdžiui, gali nuvalyti medžio žievę. Su deimantiniu šlifavimo disku šlifuosi akmens paviršių. Ar žinojai, kad 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis yra toks universalus? Parašyk komentaruose, kurį diską naudosi kitą kartą. Tau pavyks!